Sveiki visi, šiandien bus du siuntiniai, vienas toks nelabai svarbus, kitas gal įdomesnis. Tai nutariau sudėti vieną video. Keliavo 3 savaitės, siuntiniai neregistruoti, kaip visada iš Kinijos. Taip, čia turėtų būti durų skambutis, wireless durų skambutis, tai yra, o kiek daug priviniota, žiūrėkit. Bet ir dėžutė nenukentėjo. Tai yra belaidis durų skambutis. To susifokusuos ir jūs pamatysite, štai vadinasi Focam kažkaip. Kas čia yra? Energy saving, fashion design, touch button, easy to install, more choices, more fun. Taip. Tai yra toks, žinot, paprasčiausias durų skambutis, tik belaidis. Paspaudžiat ir pas jūs suveikia kambaryje su 36 melodijom. Taip, atidarom ir pasižiūrim. Štai. Taip, dėžutėj yra lipni dvipusė juosta, kad priklijuoti tik būtų galima pritvirtinti kažkur tai. Ir instrukcija trumpa. Jų ten yra visokių rūšių. Vieni jungiasi rozetas, kiti nesijungia, tai yra, kiti Wi-Fi, kai kurie tarp kitko yra per Wi-Fi. Taip, štai atrodo. Štai šitaip. Čia klijuojat prie durų iš išorės. O, koks fainas. Mygtukas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Taip. Čia baterija dedasi tokia 23A. Štai, turėtų būti šita 12 voltų, o čia dedasi 3 baterijos. Štai tokios, 3A dydžio. Taigi, gal dėsiu iškart baterijas ir mes patikrinsim, veikia ar neveikia. Čia tiesiog pasikabina namie. Namie pasikabina ant varžtelio, kur nors galit pakabinti. Tai ko gero, va čia jis ir bus. O čia tą dalį jūs priklijuojate. Jo. Tai tą dalį jūs ir priklijuojate. O dabar, taip, kaip atidaryti šitą dangtelį. Tiesa, jie rašo, kad nepraleidžia skambutis, tai yra mygtukas nepraleidžia vandens. Na, bent jau pagal instrukciją rašoma, kad čia reikia užkišti ir atsidarys. Ir atsidarys labai lengvai. Dangtelis. Štai. Va, matot, čia užkišau. Užkišti galima kokį nors atsuktuvą ir atsidaro labai paprastai. Ir dabar dėsim paprastą bateriją 23A 12 voltų. Minusas, pliusas. Bandysim išsiaiškinti, kaip čia veikia. Kol kas šito neuždarau. Na va. Tai mirksi ir groja. Visai geras garsas, žinokit. Taip, čia man atrodo garsas didinasi. Jo, matot, jei girdit, tilsta. Tylyje tai yra. Nu, lyg tai čia garsiausias.
Taip, šitas yra garsiausias. Kadangi mane nutraukė, tai aš nežinau, aš melodijas paleisiu iš naujo ir dar pasikartosiu. Garsas, su šituo mygtuku keičiasi garsas. Tik nelabai suprantama tvarka. Lyg tai šitas garsiausias lyg tai. Nu va, melodijos tokios. Kas ten buvo, nesuprat. Jo, negalima suprast, ką pasakė. Kalėdinė tematika. Tik reikia kažkur kabinti, kad jis, nežinau, tiesiog, kad geriau girdėtus, nes padėjau čia nelabai girdis. O šitą visiems girdėto turbūt. Kažkokia signalizacija. Šitą vėl. Sawadika. Kai kurie kartojasi, aš nesuprantu, jie eina iš tikrųjų vienas po kito, bet... Na va, jos eina ratu, paskui kurios kartojasi. Nu kažkaip tai taip, žodžiu, spaudžiat. O, čia įdomu. Na, kažkaip tai taip.
Tai va, o kitas siuntinėlis tai toks paprastas, nežinau, ne visiems gal įdomus. Tai tiesiog toks lempos cokolis ar adapteris, kaip pavadinsit. Taip nesugadinsit, tiesiog, vat, ar darot remontus ar kažką ir pas jūs nenusima lempa. Štai, įsisuka į lempos lizdą šitas antgalis ir vat galite ją tiesiog pasukti. Taip, va štai taip. Įsukat lempą, čia įsukat antrą lempą. Tik tai ten buvo parašyta, kad bent tai ne plasmasinis turi būti, bet čia žiūriu, plastikinis. Na, nesvarbu. Žodžiu, esmė tokia, vat. Šitą įsukat į lempos lizdą ir va taip galit sukinėti lempą. Tai ką, iki kitų kartų tada.